paukštis auga. 1918 metais Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, viena iš pagrindinių užduočių buvo sukurti vieningą valstybinę švietimo sistemą. Ir nors sąlygos tam buvo itin nepalankios, tebevyko kovos su bolševikais, bermontininkais ir lenkais, mokyklos pirmojo pasaulinio karo metu buvo nuniokotos. Mokytojai išblaškyti, stigo lėšų. Per 2 dešimtmečius buvo sukurta sistema, kuri prilygo švietimo būkliai vakarų Europos šalyse. Per labai trumpą laiką švietimo ministerijos buvo paruošti ir steigiamojo Seimo priimti svarbus ir reikšmingi pradžios ir aukštesniųjų bendrojo lavinimo mokyklų laikinieji įstatai. Pradžios mokyklų įstatymas, vidurinių mokyklų įstatymas. Vėliau įstatymai buvo ne kartą papildyti arba keičiami, o tai rodo, jog valstybinė švietimo sistema buvo kuriama keliais etapais. Tarpukario Lietuvoje, norint įgyti vidurinį išsilavinimą, reikėjo pabaigti 4-metę pradžios mokyklą. Vėliau 4 metus mokytis progimnazijoje, o po to dar tiek pat gimnazijoje. Mokykloje visai ne taip kaip ir namie. Iš anksto į mokyklą susirenka daug vaikų. Prieš mokymą visi vaikai drauge su mokytoju atkalba maldelę. Po maldos vaikai susėda ant ilgų suolų. Vieni skaito, kiti rašo, o dar kiti piešia arba skaitliuoja. Jie visi sėdi tyliai, kad vienas kitam darbo netrukdytų. Geri vaikai labai myli savo mokytoją ir jo klauso. Mokytojas suteikia vaikams daug visokių naudingų žinių ir pamokinimų. Kada mokytojas ką nors pasakoja, tai vaikai atsidėję jo klauso. Mokytojas myli tokius vaikus, kurie jo klauso, gerai mokinasi ir padoriai elgiasi. Laikas mokykloje eina smagiai ir greitai. Po lekcijų vaikai taip pat kaip ir iš ryto drauge su mokytoju atkalba maldelę. Po maldos susirenka visus savo daiktus ir tvarkoje išeina iš mokyklos. Namo eidami elgiasi padoriai ir mandagiai. Gerais vaikeliais žmonės gėrisi ir Dievas jų niekada neapleidžia. Po 1936 metų reformos pereita prie 6-metės pradžios mokyklos, 3-metės progimnazijos ir 4-metės gimnazijos. Mokyklose mokiniai mokyti, auklėti ir lavinti gimtąją kalbą. Mokymo turinys pradžios mokyklose buvo nustatytas švietimo ministerijos patvirtintomis programomis. Daugiausia dėmesio buvo skirta gimtajai kalbai, aplinkos ir tėvynės pažinimui bei aritmetikai. Siekiant kelti gyventojų raštingumą ir išsilavinimą, 1922 metais buvo priimtas privalomo pradinio mokymo įstatymas. Tačiau pradėtas įgyvendinti tik nuo 1928. Pradžios mokyklų ir jas lankančių vaikų skaičius labai išaugo. Jei 1919 metais Lietuvoje veikė 1036 pradžios mokyklos, kurias lankė 45 540 vaikų, tai 1938-aisiais Lietuvoje jau buvo 2599 pradžios mokyklos ir juose mokėsi per 300 000 7–14 metų vaikų. Atitinkamai išaugo ir progimnazijų bei gimnazijų ir juos lankančių vaikų skaičiai. Absoliuti dauguma pradžios mokyklų buvo išlaikomos švietimo ministerijos ir savivaldybių lėšomis. Valstybinėse pradžios mokyklose mokymas buvo nemokamas. Lietuvoje būta ir privačių pradžios mokyklų, kurias turėjo įsteigusios įvairios draugijos – Lenkų pochodnė, Ošviata, Lietuvos vokiečių kultūrinė sąjunga ir kitos. Mokytojų kvalifikacija – tai dar viena problema, su kuria teko susidurti pirmosios Lietuvos vyriausybės švietimo ministerijai.
1925 metų priimtas įstatymas teigė, jog visi pradinių klasių mokytojai turi būti baigę mokytojų seminarijas. Todėl buvo pradėtos steigti naujos ir atkuriamos jau buvusios mokytojų seminarijos, lygiagrečiai organizuoti trumpalaikiai mokytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo kursai. Valstybė rūpinosi ir suaugusiųjų švietimu. Prie pradžios mokyklų buvo organizuojami nemokami kursai suaugusiems, steigiamos bibliotekos. Svarbu vaidmenį suaugusiųjų švietime vaidino liaudies universitetai. Neraštingumas šalyje buvo beveik likviduotas. Jeigu 1923 metais Lietuvoje buvo 32,6% vyresnių kaip 10 metų žmonių neraštingų, tai 1940-aisiais nemokančių skaityti ir rašyti liko vos keli procentai. Lietuva džiaugiasi atgauta laisvę tik 22 metus, tačiau per šiuos 2 dešimtmečius buvo nuveikta labai daug. Pertvarkyta bendrojo lavinimo mokykla, įvestas privalomas pradinis mokymas, suformuota mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema, parengtos mokymo programos, originalūs vadovėliai, leidžiama pedagoginė literatūra ir spauda. Reformos kryptis, principai, ugdymo turinio pertvarka buvo siejama su tautinės mokyklos ir Lietuvos valstybingumo idėja.